Sveiki, aš rašytojas, treneris ir sportininkas Andrius Pauliukevičius ir mokysiu šią nuostabią jauną šeimą, kaip galima sportuoti parke kartu. Ir nuostabus dalykas, kuris yra parke, kuris yra sportuojant parke, yra tas, kad galite atlikti pratimus visam kūnui, didžiausioms ir svarbiausioms raumenų grupėms ir atlikti skirtingas tų pratimų variacijas priklausomai nuo savo fizinio pasirengimo, kuris savo ruožtu jau priklauso nuo jūsų amžiaus ir nuo jūsų lyties. Ir kuo jaunesni esate ir kuo mažesni esate, tuo jūsų fizinis pasirengimas yra geresnis, tam reikia turėti kilimėlį, o jeigu, sakykime, kilimėlio neturite ir yra sausa, tai gali būti netgi paprastas rankšluostis ir tam reikia suoliuko. Ir du šitie dalykai, kilimėlis ir suoliukas, įgalina jūs daryti visus pratimus visam kūnui ir skirtingais pajėgumais. Pirmas pratimas, Alina, bus įtūpstai uždėjus pėdą ant suolelio. Ir tai geras pratimas sėdmenims. Ir daryk įtūpstą į apačią ir tada atsispiriam. Ir kai atlikinės įtūpstą, reikia atsispirinėti kulnu. Kai atsispirinėsi kulnu, tada aktyviau dirbs sėdmenys negu priekinė šlaunies dalis. Ir antras pratimas sėdmenims jau sudėtingesnis yra bulgariški įtūpstai. Ir dabar darom įtūpstus į apačią. 2, 3. Andriau, darysime atsispaudimus. Yra lengvesnis ir sunkesnis jų variantai. Tai rankos yra ant suolelio ir pėdos ant žemės ir tada atsispaudinėjame. Ir sunkesnis atsispaudimų variantas yra, kuomet pėdos yra ant suolo, o rankos ant žemės. Ir parke, kai turime kilimėlius, galima daryti daugybę pratimų juosmeniui. Tai yra pilvo presui ir apatiniai nugaros daliai. Ir geras dalykas yra tas, kad šitie pratimai yra ne tik labai efektyvūs, bet ir visiškai saugus. Tai yra nėra jokios traumos tikimybės. Ir pats paprasčiausias ir vienas iš efektyviausių būtų susirietimai ant kilimėlio. Tai yra pratimas pilvo presui. Ir patreniravus pilvo presą reikia treniruoti ir apatinę nugaros dalį. Ir darysim apatinį nugaros dalį pratimą laivelis. 2, 3, 4.